Labą dieną. Šiandieną skaitysime ir apsvarstysime iš Biblijos knygos Apaštalų darbai, skyriaus 1, eilutės nuo 4 iki 14. Jėzaus žengimas į dangų ir viršutinis kambarys. Bevalgant prie bendro stalo, Jėzus liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti tėvo pažado, apie kurį, tarė jis, esate girdėję iš manęs. Mat, Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti šventąja dvasia. Susirinkusieji ėmė jį klausinėti: Viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Jis atsakė: ne jums žinoti laiką ir metą, kuriuos tėvas nustatė savo gale, bet kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir ligi pat žemės pakraščių. Tai pasakęs jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn ir debesis jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie, akių nenuleisdami, žiūrėjo į žengantį dangum Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai, baltais drabužiais, ir prabilo: vyrai galiliečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip esate jį matę žengiant į dangų. Tuomet jie sugrįžo į Jeruzalę iš vadinamojo Alyvų kalno, buvusio netoliese, kiek leidžiame nueiti šabo dieną. Parėję jie susirinko aukštiniame kambaryje, kur buvo apsistoję. Ten buvo Petras, Jonas, Jokūbas ir Andriejus, Pilypas ir Tomas, Baltramiejus ir Matas, Alfėjaus sūnus Jokūbas, Simonas Uolusis ir Judas, Jokūbo brolis. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais. Jis atėjo, jis laukė mūsų prie jo stalo, jis pažadėjo būti tarp mūsų, nors šiuo metu mūsų akimis jis nematomas. Dabar, jei galėtume akimirkai pasinaudoti vaizduotę, įsivaizduokime, kad mūsų viešpats nusprendė šį rytą mums pasirodyti fiziškai. Įsivaizduokite, kad jūsų akys galėtų regėti jį jo prisikėlimo šlovėje, kad galėtumėte girdėti jo balsą ir kad jis pakviestų kiekvieną iš mūsų užduoti jam po vieną klausimą. Ką jūs paklaustumėte? Esu įsitikinus, kad kiekvienas iš mūsų turėtų skirtingą klausimą. Tačiau šiame tekste mums patiekiamas pasakojimas apie paskutinę galimybę mokiniams užduoti Jėzui klausimą, kai jis buvo fiziškai su jais. Štai didžiausias mokytojas kada nors gyvenęs, aukščiausiasis ir dieviškasis rabai, kurį mokiniai sekė 3 metus, užduodami begalę teologinių klausimų. Dabar atėjo išvykimo laikas. Jie turi paskutinę galimybę jo ko nors paklausti. Taigi, ko jie klausia? Jėzus ką tik įsakė jiems neišeiti iš Jeruzalės, bet laukti tėvo pažado. Vien tai yra sunku, nes vienas iš sunkiausių dalykų krikščioniui yra laukti Dievo pažadų. Jėzus jiems sako: aš išeinu, jūs liekate. Ir kol kas turite laukti. Laukti ko? Jonas krikštijo vandeniu, bet jūs būsite pakrikštyti šventąja dvasia jau po kelių dienų. Šiuo metu mokiniai užduoda paskutinį klausimą. Viešpatie, ar tu šiuo metu atkursi karalystę Izraeliui? Jie klausia apie laiką, jie klausia apie karalystę,
Jie klausia apie Izraelį. Jie klausia apie atkūrimą. Jie vis dar mąstė apie žemišką karalystę, politinį Izraelio atkūrimą. Kartomis žydų tauta ilgėjusi Davido sosto atkūrimo, kuris buvo sugriautas ir numalšintas svetimų valdovų. Pranašai iš Senojo testamento kalbėjo apie dieną, kai Dievas tai atkurs. Ir dabar, stovėdami prieš prisikėlusį Kristų, jie klausia, ar tai dabar? Tačiau jie net iki galo suprato, ką Jėzus mokė visą laiką, kad jo karalystė išsiplės toli už nacionalinių sienų. Tai bus begalinė karalystė. Ko jie nesuprato, tai to, kad atkūrimo reikėjo ne tik Izraeliui, bet ir visai žmonijai, o su ja ir visam pasauliui. Bet visutinis žmonijos ir gamtos atkūrimas įvyks tik per Jėzaus antrąjį atėjimą. Jėzus jiems suteikė misiją. Jūs gausite jėgą, kai ant jūsų nusileis šventoji dvasia ir būsite mano liudytojai Jeruzalėje, Judėjoje, Samarijoje ir iki pat žemės pakraščių. Tai yra pagrindinė apaštalų darbų knygos tema. Ne kada karalystė bus įvykdyta, bet ką bažnyčia yra pašaukta daryti dabar. Jėzus sako, jums nereikia žinoti laiko grafiko, jums reikia įvykdyti misiją. Jis pažada jiems galią, ne asmeniniai patirčiai, ne emociniams momentams, bet tam, kad būtų jo liudytojai. Jie neturi pasikliauti savo jėgomis, užduotis yra per didelė. Vietoj to, juos įgalins šventoji dvasia, bažnyčios misija yra aiški. Krikščionio misija yra gyventi Jėzaus Kristaus labui, kasdieniame gyvenime atspindėti jo charakterį ir dalytis Evangelijos žinia su kitais. Dėkui Jums.